Tai sveikinu Lukai su pergalė, tačiau iš pradžių norėčiau paklausti, gal turi kažkokių naujienų apie Davidą, ar kas jam atsitiko? Ačiū už pergalę, o dėl Davido dar nieko negirdėjau, tik nulipam nuo ledo, lauksim žinių, dar nieko negirdėjau, nespėjau paklausti net, bet sužinosim greitai. Gerai, o tada jeigu apie varžybas, ar galėtum trumpai apibūdinti, kas šiandien čia įvyko? Iš pradžių pirmas kėlinys buvo sunkokas mums, bet po pirmo kėlinio treneris davė užduotis mums, ką mums reikia daryti, kaip žaisti, kad pirmą reikia nuo gynybos pradėti, tada atakuoti. Tai antram ir trečiam kėlinį mes parodėm, kad apsiginam ir tada einam į priekį mušti įvarčių. Ir šiandien turbūt labai svarbus veiksnys buvo susitaikinimas su nervingumu, susikaupimu, nes daug aistrų buvo ir daug susidūrimų, daug kovos. Kaip sekėsi tai įvykdyti? Sekėsi gerai, viskas pasisekė, keletą įvarčių mušti mums ir paskui viskas ko lengviau ir prasidėjo mums. Tai va. Ir būtent esminis šiuose rungtynėse kėlinys buvo trečias, nes jį einant vedėte vienu įvarčiu. Ką būtent treneris akcentavo prieš trečią kėlinį? Tai tą patį, ką ir po pirmojo ir antrojo kėlinio, tą patį sakė, kad pirmas mūsų darbas reikia atsiginti, o tada antras pulti. Tai apsigynėm, puolėm, įmušėm įvartį, švenčiam pergalę. Ir turbūt reikia nepasikuklinti, gal gali pasakyti, ką manai apie savo pačio pasirodymą. Vis tiek 5 įvarčiai ir dar vienas asistas, tai tikrai ne kasdien ir čia dar kontinentiniai. Pats nustebęs esu labai, nesitikėjau, kad tai pasiseks, bet kai kurie metimai, aišku, reikia padėkoti komandos nariam, kurie man padėjo įmušti tos 5 įvarčius. Tiesiog sėkmė nusišypsojo man šiandien. Tai va. Ačiū.